Sveiki, malonūs OpTV žiūrovai, savaitė eina į pabaigą ir studijoje aš Kęstutis Skrebys. Apžvelgsiu, padiskutuosiu su jumis apie nueinančios savaitės įvykius. Spauskit patiktukus, dalinkitės mūsų laidą, diskutuokim pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale, žemiau mūsų laidos įrašo, na ir be jokios abejonės užsiprenumeruokit OpTV kanalą. Praėjusią savaitę, baigdamas komentarą apie Palucko dramą, pasakiau tokius žodžius. Bijau, kad kitą savaitę sulauksite šitos sadomazo istorijos tęsinio. Ir kągi, Palucko saga, peraugant į farsą, tęsiasi. Ji ne tik tęsiasi, ji darosi viešąją parodiją. FNTT apklausė premjerą, tarsi jis būtų eilinis liudytojas. Ir ką jis pasakė? Visi žmonės prieš įstatymą lygus. Taip, galite pagalvoti, kad šalyje tikrai veikia teisingumas. Bet kodėl tada ši frazė primena eilinį viešųjų ryšių žingsnį? O dabar premjero patarėjo nuostata. Naujasis tyrimas – tai tik spėlionės, prielaidų fantazijos. Ir premjeras ramiai tęsia darbus, cituoju premjerą, ramiai vykdau pareigas. Tačiau kai sistema vadina rimtą žurnalistinį tyrimą kino pramoginių žanrų, turbūt visiems darosi aišku. Tai ne tik apie verslo sandorius, tai apie tai, kaip elitui galima sudirbti viską prieš akis, o institucijos tyli. Ir štai žurnalistai vėl patvirtina faktus. 12 metais įsigytas butas už 16 500 eurų iš Kipro offshore struktūrų. Tai yra 4 kartus pigiau nei rinkos kaina. Premjeras sako, kad tai avarinė investicija. Bet pasakykit, ar avarinio buto pardavėjai veikia vien tik tai dėl savo geros valios. Be to premjeras esą nedalyvauja įmonių veiklose nuo 2020 metų. Bet tai nesutramdo paviešintų dokumentų, rodančių, kad jis nuolat liečia tuos finansinius vingius ir susistemintus verslo perdavimo žingsnius atlieka, kurie užtikrina jam atitinkamą elito statusą. Štai kodėl visa tai labiau panašu į istoriją apie elitinę apsaugą nei apklausą dėl paskolos. Nes FNTT ir STT tyliai tęsia tyrimą, institucijos ramiai sako nėra pažeidimų, o premjeras sako viskas teisėta. O tuo metu žmonės gatvėse klausia, kaip gali būti teisėta, jeigu pilietis už menkesnį būstą jau seniai turėtų aiškintis teismuose. Ir štai viešasis žvilgsnis. Ministrai ir Seimo nariai sako, kad pasitikėjimą tamstai mes patvirtinsime, kai premjeras jūs vertinamas labai teigiamai. Tačiau tai nesustabdo tuo pačiu laiku skleidžiamų abejonių, kad parodija tampa politika. Kaip galėčiau apibendrinti? Atsakymų frazė skamba gerai, visi lygus prieš įstatymą, nėra pažeidimų. Bet elitas gauna butą 4 kartus pigiau, institucijos tyli. Sistema stato teatrą, bet publika jau ragina. Leiskite mums matyti dokumentus, parodykite faktus, o ne tik sakykite, kad pasitikite premjeru. Skandalas pereina į platesnį institucinį sąsajų tyrimą. Premjeras atsako, FNTT sprendžia žalos bylas, vertina turto įsigyjimo teisėtumą ir planuoja akcijų pardavimą, galimai siekdama sumažinti politinį spaudimą. Visgi precedento atveju žiurkių byla teismo sprendimo nevykdymas, tai yra priteistos sumos nesumokėjimas ir bandymas pagrobti, oi soriukas, privatizuoti sklypą miške auksinėje vietoje, rodo, kad problemos išties turi labai gilias šaknis. Na ir pačios šviežiausios naujienos. Trukinėja net ir prezidento kantrybė. Kai švogeris gauna ES paramą, o tu parduodi jam savo įmonės gaminamą įrangą, tai ne verslas. Tai jau korupcija. Paluckas teigia, jog visi lygus prieš įstatymą. Tik jam įstatymas, toks truputį elastingesnis. Ir dabar, kai prezidentas davė 2 savaitės paaiškinti arba pasitraukti, šis serialas jau virsta trileriu. Bet apie viską iš eilės. Pirma, prezidento ultimatumas. Gitanas Nausėda, kuris šiaip jau garsėja savo diplomatiškų mandagumu, atvirai sako Paluckui, arba atsakai visus klausimus, arba per 2 savaitės žiūrėk, gali ir priseit nusirengt premjero švarką. Vadinasi, nebe žurnalistai, nebe opozicija, o valstybės vadovas sako, čia kažkas labai negerai. Epizodas 2. Švogeris, ES pinigai ir garnio įranga. Tai yra skandalo desertas. Žurnalistai atkapsto, kad Palucko žmonos sesers vyras gauna 170 000 eurų ES paramą, na ir ką jis daro su tais pinigais. Ogi perka įrangą iš Palucko kontroliuojamas įmonės.
Viskas lyg ir legalu, bet štai kur klausimas. Ar tai verslas, ar tai europinių pinigų įsisavinimas šeiminės rangos būdu? Jei paprastas žmogus tai padarytų, valstybinė mokesčių inspekcija jau kabintųsi. Jei ūkininkas savo žmonos uošvio firmą paremtų paramos pinigais, būtų skandalas. Bet čia valstybės premjeras. Ir viskas, kaip jis sako, yra labai skaidru. Trečias epizodas – pasitikėjimas arba balsavimo šou. Finalinis triukas. Paluckas siūlo pats Seimui balsuoti, ar vis dar manimi pasitikite. Tai be jokios abejonės viešųjų ryšių šou. Nes kol FNTT, STT ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pluša tyrimuose, premjeras nori nusimazgoti Seimo narių rankomis. Tik klausimas, ar Seimo balsavimas gali pakeisti tai, kad tavo šeimos verslas perka iš tavo įmonės už ES pinigus? Atsakymas, manau, aiškus mums visiems. Taigi, kągi turime? Prezidentas jau kalba ultimatumais, tyrimai įsibėgėja, Švogerio verslas susilieja su Palucko verslu per ES paramą. Premjeras neatsako, bet nori, kad juo pasitikėtų. Tai ne vertybių vyriausybė, tai įsitvirtinimo schema, kai visos vertybės paliekamos kaboti spaudos konferencijos fonuose, o šeimos ratai su ES pinigais važiuoja per skaidrumo kapines. Bet panašu, kad vis dėlto premjeras palaipsniui jau prieina liepto galą, nes ir socdemų partijoje vyksta bruzdėjimai, ypač nepatenkinti savivaldybių merai, kuriems jau neužilgo reikės dalyvauti rinkimuose. Iki savivaldos rinkimų liko mažiau negu 2 metai ir be jokios abejonės tokia kompromitacija jų netenkina. Taipogi, be jokios abejonės bruzda ir koalicijos partneriai, štai Skvernelio partija vardan Lietuvos jau pareiškia, kad premjeras nebegali eiti pareigų. Nors įvertinus Skvernelio asmenybę, tai kad jis mėgsta pardavinėti savo artimiausius bendražygius, tai čia stebėtis iš tikrųjų nieko nereikia. O dabar klausimas, problema, kurios niekas nenori kelti garsiai. Ir jeigu atvirai, būtų patogiau to nedaryti. Bet kai 60 000 Baltarusijos piliečių gyvena tavo šalyje, kai jų lyderiai ima kalbėti apie autonominės salas, o jų pasuose vaizduojamos mūsų šalies teritorijos, manau, kad gerbėmieji jau metas prabusti. Kai pasaulis stebi karą Ukrainą, mes Lietuvoje žiūrime kitur. Įsileidome 10 000 baltarusių, atidarėme duris, suteikėme prieglobstį, lepinome. Ir ką gavome už tai? Už tai, kad šiandien jie kalba apie autonominės salas Lietuvoje, spausdina pasus su mūsų vyčiu, o kai kurie net žemėlapiuose priskiria Dieveniškės Baltarusijai. Ne, tai ne pokštas. Tai faktai. Ir tai turi vardą litvinizmas. Litvinizmas tai istorinė revizionizmo forma, pseudoistorinė ideologija, kuri teigia, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo ne Lietuva, o iš esmės tai buvo Baltarusių valstybė. Kad tikrieji litvinai ne lietuviai, o rusieniškai kalbėję slavai, kurių palikuonis šiandien gyvena Minske ir Gardine. Skamba absurdiškai? Taip, bet tai ideologija, kuri įteisinta pasuose, eksportuojama per propagandos kanalus ir svarbiausia, priimama kaip alternatyvi tiesa, net tarp kai kurių demokratinės opozicijos veikėjų. Ką jie sako? Jie sako, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo rusieniška, stačiatikiška slavų kalbos valstybė. Litvinai tai ne lietuviai. Vilnius tai istorinė jų, ne mūsų lietuvių sostinė. Kuo tai skiriasi nuo rusiškojo pasakojo apie Krymą? Atsakymas – nieko. Šis naratyvas perrašinėja istoriją, o kai perrašoma istorija, greitai perrašomas ir sienos. Perbraižomos reiktų sakyti. Lygiai taip pat prasidėjo Krymo istorija, lygiai taip pat buvo sakoma, rusai gyveno, vadinasi Krymas mūsų. Taip sako Maskva. Kai 25 metų Liepą iš kalėjimo paleistas Serhejus Cikhanovskis pareiškė, kad jei nepavyks sugrįžti į Baltarusiją, reiks kurti salas Lietuvoje. Tai skambėjo kaip kliedesys. Bet ar tikrai? Cituoju Cikhanovskį. Galime vystytis kaip vokiečių autonominė apygarda Rusijoje ar kaip žydų sritis. Šalis tai žmonės. Citatos pabaiga. O kągi tai galėtų reikšti? Tai reiškia bandymą testuoti ribas. Kiek Lietuva yra valstybė, o kiek teritorija, kurioje galima realizuoti kitų tautų projektus. Lietuvos politikai tą pavadino absurdu. Kai kurie. Prezidentas Nausėda nacionalinio saugumo klausimų. Bet sustokime.
Ar tikrai tai absurdas? O gal bandomasis balionas? Geopolitinis testas? Kiek dar Lietuva leis laužyti savo suverenitetą? Kiek dar toleruosime neatsakytus klausimus apie savo valstybės simbolius, žemes ir tapatybę? Na ir 24 metais Baltarusijos opozicija pristatė naujosios Baltarusijos pasą. Dar kartą jūs jį matote savo ekranuose. Ir štai, ant viršelio vytis. Taip, mūsų vytis, tik jie jį vadina pagonė. Bet ar kas paklausė Lietuvos, ar galima mūsų herbų naudotis? Ir kas dar viduje? Ogi žemėlapis, kuriame Devyniškių iškišulys Lietuvos teritorija priskirta Baltarusijai. Atsitiktinumas, spaudos klaida? Ne, tik ne geopolitikoje. Beje, kiekviena klaida visada turi tam tikrą pavardę. Tai yra tylus, klastingas signalas. Mes turime pretenzijų. Be to, jeigu atidžiau įsižiūrėsite į pasą, tai čia yra visi dokumento požymiai. Tai nėra kažkoks dokumentas, kaip kai kas Lietuvoje lygina, kaip Žemaičių pasas. Žemaičių pase yra parašyta, jį išdavė Žemaičių kultūros draugija, čia mes matome užrašus Baltarusijos Respublika, Baltarusijos Respublikos pilietis. Vat štai toks dokumentas. Ir tai yra sąmoningas simbolinis veiksmas. Pirmiausia, vizualinė pretenzija. Tada dokumentas ir tada sakoma, šios žmonės mes privalome ginti. Tai jau buvo. Tai buvo su Sudetų vokiečiais 38 metais, tai buvo su Krymo rusakalbiais 2014. Ar tikrai naivu manyti, kad Lukašenka ar Putinas to nesvarstys, kai turės savo žmonių kortą Lietuvos teritorijoje? Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 60 000 Baltarusijos piliečių. Bet žinote, kiek iš jų prašė prieglobsčio 24 metais? Tik 140. Kiti verslininkai, programuotojai, statybininkai, IT specialistai, tiesiog ekonominiai migrantai. Gerai dirba, bet kodėl tada šita banga tampa politinio poveikio struktūra, kurioje jau kalbam apie salas, autonominės ir simbolinės kol kas pretenzijas? Ar mūsų pasieniečiai paklausė, ar dabar paklausė važinėjančių per sieną, nes kaip nekaip daugiau negu 10 autobusų kiekvieną dieną kursuoja maršrutu Vilnius-Minskas. Kam priklauso Vilnius? Lietuvai ar Baltarusijai? Ar kas nors tikrino jų pažiūras? Na, VSD tiesiai šviesiai pasakė, mes nesugebam to daryti, tiesiog nespėjam. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, neleisime improvizacijų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, čia nacionalinio saugumo klausimas. Seimo narys Vytautas Sinica, tai antivalstybinės veiklos riba. Gerai, bet ar tai veiksmai, ar tik nuomonės? Faktas, šie pasai ir toliau platinami. Cichanovskio šeima neatsako žurnalistams, bendrauja tik vaizdo įrašais rusų kalba. Svetlana Cichanovska per 5 metus nesugebėjo išmokti lietuviškai. Nepasmerkė litvinizmo, neatsižadėjo teritorinių pretenzijų. Drįstu ir tai pasakyti. Atrodo pažįstamai tokie veiksmai. Taip. Taip elgėsi neintegruotis norintys žmonės, o atskirą struktūrą kūriantis veikėjai. O dabar dar pasvarstykime, kodėl tai yra ypatingai rimta. Prisiminkime, litvinizmo esmė yra tapatybės vagystė. Jie sako, LDK mūsų, jie sako, Vilnius yra mūsų, jie sako, Vytis mūsų. Tai ne interpretacijos. Tai sisteminė tapatybės vagystė, kurios tikslas susilpninti Lietuvą. Ir kai šią ideologiją palaiko ar toleruoja Cichanovskiai, kurie de facto turi savo užsienio reikalų ministeriją, pasus, simbolius, himną, turime paklausti, ką mes finansuojame, nes jų veiklą finansuoja Lietuva. Ir ką mes kūrėme savo teritorijoje. Padėjome? Sutinku, taip, turėjome padėti. Bet yra skirtumas tarp pagalbos pasitraukusiems nuo režimo ir leidimo svetimos ideologijos sklaidai mūsų teritorijoje. Ar mes valstybė, ar tik draugiška bazė alternatyviai Baltarusijai, kaip kad sako Seimo narys Sinica. Ar mes kontroliuojame savo simboliką? Kodėl pasas su vyčiu, kuriame mūsų žemės priskirtos kitai valstybei, nėra uždraustas Lietuvoje? Kodėl mes patys leidžiame finansuoti struktūras, kurios projektuoja mums svetimą valstybingumą? Litvinizmas tai ne praeities ginčas, tai dabarties karas dėl tapatybės. Jis ateina ne su šarvais, o su pasais, ne su tankais, o su žemėlapiais, ne su vėliavomis, o su salų idėjomis. Bet
Kol kas galime tą pasakyti. O jei mes nesakysime ne, kai bandama mūsų vyčio simbolį dekoruoti kitų valstybių dokumentus, kai mūsų žemės pervadinamos į istorinės Baltarusių teritorijas, kai mūsų pagalba tampa platforma ideologijai, kuri neigia Lietuvą, mes nebūsime aukos, mes būsime bendrininkai. Šiandien dar galime kalbėti lietuviškai, nors palaukit, ką aš dabar pasakiau. Jau ne visada ir ne visur, ypač Vilniuje. Dar galime pasakyti mūsų žemė, mūsų herbas, mūsų istorija. Bet tik todėl, kad kol kas neatėmė. Ir kol mes patys to neatsižadėjome. Todėl aš klausiu jūsų, mūsų visų, ar mes vis dar esame valstybė, ar tik svetinga teritorija, kurią testuoja kiti. O atsakykime ne žodžiais, o veiksmais. Jeigu jums rūpi mūsų valstybė, pasidalinkite šiuo įrašu. Nes Vytis ne tik puošia dokumentus. Jis gina. Bet tik tada, kai mes jį giname pirmi. Na ir kitas mūsų laidos puslapis. Tokia informacija galbūt bus ir šiek tiek šokiruojanti, nes valdžiasklaida apie tai visiškai nekalba. Valdžiasklaidoje visiška tyla. O šiandien pakalbėsiu apie tai, kas ko gero netgi gali tapti vienu lemtingiausių geopolitinių įvykių nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Ne, tai ne NATO viršūnių susitikimas ir net ne ES sprendimas dar labiau apmokestinti plastikinius maišiukus. Čia aš aišku juokauju. Pasaulio spaudoje vis garsiau kalbama apie tai, kad šį rugsėjį Pekine gali įvykti tai, ko niekas nesitikėjo. Į vieną vietą, vienu metu gali atvykti ir prie vieno stalo susėsti Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas. Ir jie susitiks tikrai neišgerti skanios kiniškos arbatos. Jie susitiks spręsti, kas turi valdyti pasaulio ateitį. Neoficialiai naujas didysis trejetas. Ir ne, tai ne teorija. Planuojama, kad jau šių metų rugsėjį Pekine, per antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečio paradą, šie trys vyrai gali atsidurti, kaip aš jau minėjau, prie vieno stalo. Ką tai reiškia mums, Lietuvai, Europai, pasauliui? Skamba kaip scenarijus iš tokio visiems gerai žinomo serialo House of Cards. Ne, tai realybė, kuri ko gero vystosi mūsų visų akise. Prisiminkime, senasis didysis trejetas tai Rooseveltas, Stalinas ir Čerčilis. Jie 43-45 metais Teherane, Jaltoje ir Potsdame planavo, kaip padalinti pasaulį po karo. Šiandien jau siūlomas naujasis trejetas, didysis trejetas. Ir pradėkime nuo žaidėjų. Xi Jinpingas, Kinijos prezidentas vadovaujantis šaliai nuo 2013 metų, pastaraisiais metais vis labiau akcentuoja naująją pasaulio tvarką. Štai ką jis pasakė 23 metais Davoso forumo metu. Laikas perrašyti globalias taisyklės, Kinija pasirengusi vadovauti. Jis kviečia į Pekiną pasaulio lyderius rugsėjo 3, minint pergalę prieš Japoniją ir nori, kad šalia jo sėdėtų Putinas ir Trumpas. Simbolika čia ne šiaip sau. Tai strateginis pareiškimas. Kinija yra naujasis galios centras. Kitas trejeto dalyvis – Vladimiras Putinas. Rusijos prezidentas nors ir įstrigęs kare Ukrainoje, izoliuotas vakaruose, bet ne rytuose. Jis jau patvirtino, kad dalyvaus Pekino renginyje. Mūsų draugystė su Kinija pagrįsta pasitikėjimu, o ne priešų ieškojimu. Taip, Vladimiras Putinas kalbėjo 24 metų kovo mėnesį Maskvoje. Putinas laukia progos išlipti iš izoliacijos ir šis susitikimas jam taptų geopolitiniu reabilitacijos momentu. Na ir paskutinis dalyvis, paskutinis didžiojo trejeto dalyvis. Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, kuris nenori karo, bet nori dylo. Kinija kviečia abu, Putiną ir Trumpą atvykti į Pekiną rugsėjį. Kremlius jau patvirtino, Putinas dalyvaus. Trumpo atvykimas į Pekiną dar nepatvirtintas, bet šaltiniai rodo, kad jo komanda derasi dėl vizito. Jei jis vyks, tai bus ženklas, kad naujas deal dėl pasaulio tvarkos jau ant stalo. Bet jei tai įvyks, tai nebus paprastas paradas. Tai bus signalinis įvykis, kad geopolitinis žemėlapis keičiasi. Dabar kodėl tai nepaprastai svarbu? Šis galimas trijų susitikimas būtų precedento neturintis, nes jisai apeitų NATO,
aplenktų, kitaip sakant. Jisai visiškai eliminuoja Europos Sąjungą ir Jungtinės tautas. Tai būtų galių sandoris, kurio forma būtų 3 vyrai, 1 vizija. Pirma, Putinas būtų sugrąžintas į tarptautinę elitą, nepaisant karo, sankcijų, teismo orderių. Jei jis sėdės šalia Trumpo ir Xi, jis vėl lygus. Ir kas jį tada sustabdys? Antra, Trumpas tokiu žingsniu parodytų, grįžtu į tarptautinę sceną. Ne Bidenas, ne NATO, o aš derybininkas, aš darau taiką. Ukrainai tai reikštų, kad karas baigsis ne pergalę, o tiesiog kažkokiu tai duok dievę pakenčiamų kompromisu. Trečia, Xi Jinpingas taps globalios tvarkos šeimininku. Susitikimas Pekine tai ne šiaip vieta, tai pranešimas. Šiandien pasaulio ateitis sprendžiama ne Briuselyje, ir ne Vašingtone, ir net ne Maskvoje, o būtent Pekine. Ir ketvirta, Europa lieka už durų. Ar jūs girdėjote, kad į šį susitikimą būtų kviečiamas Makronas, Šolcas, o gal visos Europos Uršulė? Ne. Europa geriausiu atveju tik stebėtoja, o galbūt net ir auka. Ką kiekvienas iš jų nori pasiekti? Xi nori parodyti, kad globali lyderystė iš Vašingtono perkelta į Pekiną. Putinas nori legalizuoti savo veiksmus, parodyti, kad jis vėl yra derybinis partneris, o ne kažkoks tai marodierius, kaip jį mėgsta daug kas vadinti. Trumpas nori parodyti, Bidenas kalba, o aš deruosi. Tai naujos pasaulio tvarkos eskizas. Svarbiausias klausimas, kas nebus pakviestas prie šio stalo. Pirmiausia, Ukraina. Jei Putinas ir Trumpas iš tikrųjų sėstų prie stalo su Xi be Zelenskio, tai reikštų, kad Ukrainos likimas bus sprendžiamas be jos. Pasaulis pavargo nuo karo, atėjo metas susitarti. Neoficiali citata iš Trumpo aplinkos nutekinta politiko. Antra, Europos Sąjunga. Nei Makronas, nei Šolcas, nei Ursula von der Leyen nebuvo paminėti kaip galimi svečiai. Europa iš partnerio virsta viso labo stebėtojų. Lietuvos kontekstas. Kągi tai galėtų reikšti mums? Mums Lietuvai šis susitikimas ne tik simbolinis, bet netgi, sakyčiau, egzistencinis. Jei Trumpo vizija laimi, jis gali atsisakyti dalies NATO įsipareigojimų. Kodėl mes turime ginti šalis, kurios net nemoka už apsaugą? Trumpas apie Baltijos šalis 18 metais. Na, šitą pamoką lyg ir išmokom. Pradėjo mokėti. Putino strategija atsukti laiką atgal. Jo tikslas sukurti įtako zonų pasaulį, o Lietuvoje vizija vis dar buvusios SSR dalis. Jei Trumpas atsitrauks, o Xi neteiks reikšmės mūsų regiono saugumui, kas liks mūsų gynybos garantų? Klausykite labai atidžiai. Jei rugsėjai iš tiesų vyks šis susitikimas, Ukraina neteks bet kokios kontrolės. Derybos dėl jos likimo, kaip jau minėjau, vyks be jos. Vakarai bus padalyti. Trumpas sieks taikos, net jei tai reiškia tam tikrų teritorijų atidavimą, Putinas sieks legalizavimo ar sankcijų nutraukimo, Xi tarpininkaus, bet jo interesas – silpni vakarai ir stipri Kinija. Kas bus su Lietuva, kur bus Baltijos šalis, mūsų garantijos kol kas dar NATO. Bet jei Trumpas priims vienokius ar kitokius sprendimus, o Xi Putinas ir jis jau turės, kaip priimta sakyti, chemiją tarp savęs, ar tai vis dar bus tas pats alijansas. Mes įžengėme į naują pasaulio erą. Tai nebėra tvarka pagal taisyklės, tai tvarka pagal jėgą, pagal įtaką, pagal sandorius, pagal dylą. Jei rugsėjai Xi, Trumpas ir Putinas paspaus vienas kitam ranką, tai bus ženklas, kad pasaulis tapo daugiapolarinis, kad liberalus vakarų dominavimas baigėsi, kad ateities sprendimai bus priimami už uždarų durų, o mes ir daugelis kitų šalių liks viso labo tik stebėtojai. Tai ne šou, tai ne žaidimas. Lietuvai laikas keltis iš geopolitinio sapno. Užsienio politika negali būti tik apie vizitus į Briuselį ir Vašingtoną. Turime kalbėti su visais ir ruoštis visiems scenarijams. Ir jei mūsų likimas bus sprendžiamas Pekine, ar ne laikas mums garsiai pasakyti, kad mes vis dar egzistuojame? Bet kas kelia didžiausią nerimą man? Jei rugsėjai Pekine, kaip jau minėjau, Xi, Trumpas ir Putinas dalins pasaulį iš naujo, kur tuo metu bus Lietuva? Na, Lietuva buvusios vyriausybės ir ypatingomis Gabrieliaus Landsbergio pastangomis su Kinija, pasakykim taip, diplomatiškai išsiskyrusi. Su Rusija visiškai susipykusi. Na, o Donaldą Trumpą oficialus Vilnius laiko grėsme demokratijai. Turim tokią situaciją.
Taigi mes su Kinija nebendraujam, su Rusija nekalbam, o Trumpo negerbiam. Tikra strateginė autonomija. Niekam nereikalingi, bet labai orus. Ir kai Pekinė bus sprendžiama, kaip baigti karą Ukrainoje, kaip perbraižyti įtakos zonas, kaip atrodo naujas pasaulio saugumo modelis, Lietuva galės pasigirti. Mes iš anksto su jais visais susipykome. Bent jau mūsų pozicija aiški. O kai pasaulis persiskirstis, mes liksim su ambasada Taivane ir lojalumu biurokratiniai Briuselio ramybei. Duok Dieve, kad dėl šito epizodo aš klyščiau. Toks buvo mano savaitės įvykių matymas, toks buvo jų aptarimas. Ačiū Jums uždėmesi, paspauskit patiktuką, pasidalinkit mūsų laidą. Parašykit klausimą ar savo nuomonę pokalbių kambaryje, žemiau laidos įrašo YouTube kanale. Gero Jums savaitgalio, sudie ir saugokim save.